Nu, sveikučiai. Giminės ir artimieji, prenumeratoriai, kanalo svečiai. Šis video bus ne apie žvejybą, tad kam bus neįdomu, galit nežiūrėti. O kam patinka svylančių padangų kvapas ir šiek tiek adrenalino, tai prašom pasilikti ir pažiūrėti, ką čia nufilmuosim. Sklandytuvas pastrigęs. Čia Prienai sklandytuvų sostinė taip išeina, ar kas čia? Aha, dar tik apsukim ratą. Iškai apsuksim ratą. Na, o tas pasirodo sklandytuvas ant Prienų žiedo simbolizuoja, kad Prienuose gaminami sklandytuvai. Ir jie propaguoja sklandytuvų sportą. Va, irgi pinant kalba ir melis numeriu, kaip dronas reklamuoja. Važiavo Čaplikas Vytautas, Alytiškis. Yra pilotai važiuoti kartu.
minučių pertrauką. Gili troškinukas ir pasigėrimas. Gaivusis gėrimas. Gera. Ką čia darai? Paplojam. Ačiū labai, to visi sustatys. Jūs galėsite užeiti į vidų, bendrauti, pasifotografuoti. O kai šiandien dienos paradas baigsis, visi mūsų show dalyviai atsistos į lauką, kuris yra prie starto. Jūs galėsite apeiti. Saugiausia vieta yra apeiti per mūsų pramogų parką, per miškelį arba aplink amfiteatro, kad nereikėtų jums nesaugiai vaikščioti, visur galima atsistoti, gerai. Didesnį atstumą palikite, minimum 2 metrai tarp automobilių, kad visi galėtų apeiti, pabendrauti. Labai gerai. Ok, nematau, kas padeda sustatyti dalyvius, bet dalyviai tvarkosi. Palikit iš galo irgi bent jau metrą. Atvažiuok čia ir galų. Atvažiuojam čia galų. Iš galo palikite kažkokią atstumą, bent jau 2 metrus iki blogo, kad žmonės galėtų bendrauti, ateiti.
Ramas turi pakankamai galios, kad prasuktų ratus. Įdomu, koks čia variklis. Tikriausiai Čiemi 5.7. Tuoj pamatysiu. Limited, o galbūt ir kažką rimtesnio čia bus. Galėsit prieiti, paklausti, pasižiūrėti, galbūt ir kapotas atidarys kai kurie dalyviai, jeigu turi ko pagražėti, parodyti, papasakoti. Burnautų negalima daryti, stop. Burnautai vietoj ne, tik važiuojant, nes sugadinsim labai gerą vietą, Dainų slėnį, to nedarom. Gerai, po truputį judam, kai visi automobiliai sustos, mes tada įleisime visus žiūrovus. Čia tikriausiai buvo Civiko garsai. Tai galbūt ir viduje pasidėti mūsų show zonoje. Ačiū už paėjimą, super. Niekada nežinojau visų Žigulių modelis. 11. 11, o, gerai. Vat, net niekada nebūčiau atspėjęs. Gerai, važiuokit toliau. Ačiū. Toks dropintas, aš irgi norėčiau su tokia važinėti savaitgalį. Gerai, prašau, atvažiuokite. Pasistengsiu prieiti, pabendrauti su visais dalyviais. Per vidurį pastatysim tada drifterius, drifto dalyvio, kai kurie remontuojasi po treniruotės, bet tikėkime visi atvažiuos į paradą. Galbūt čia. Po truputį jau renkasi ir mūsų drifteriai. Prašau, pakvieskit visus drifterius į paradą, kuo greičiau. Tenai prašau. Irgi tenai visi. Su visais. Mūsų drifteriai mėga, remontuojasi, tuoj atvažiuos ir visi drifteriai, sekundėlę. Stovim, tik nestovim. Gerai, šiek tiek įdomiau gal. Laukiam dar drifterių, dar porą minučių, nes keičia ratus ir gerai, padarykime taip, mūsų drifteriai.
tų fotikų ir fotkini, kokių tau reikia. Ir klausi pas kėdę, kur nusipirkti. Na, mano tėvas dar turėjo. Dar kritikams spoileriuką. Jo, labai ačiū. 5-7 ir su elektra. Elektrinis generatorius padeda alkūniniam suktis. Jisai tas e-torgą tą vadinamą turi, tą momentinį tokį. Tai burnautą kokią, ką nors prasukti labai lengva. O jau jisai... Ta prasme maksimalus 180 ribotuvas stovi. Kilometrų. 180. Dvikova RS ir Porsche. Turim čia M2. Ar yra savininkas? Gal gali pasakyti porą žodžių? Okei. Supratau. Daug mašinų turintis dalyvis, ofigenai. O porą žodžių apie mašiną, kas čia per variklis? Ar standartinis M2, ar kažkas daryta? Nežinau, neprisimenu. Supratau, daug mašinų yra. Aš irgi neprisimenu daug. Ką, apie šitą mašiną? Šitą irgi? Ofigenai. Aš jau pavydžiu. Praktiškai. Okei, tai čia vieno klubo mašinas atvežė pastatyti, pasirodyti. Ofigenai. Ar turime savininką šito automobilio? Gerai. Prie mašinos? Nematau, gerai, einam toliau. Neužilgo pradėsim rinkimus garsiausio automobilio. Tai už 10-15 minučių prieikit savininkai, kurie norės padalyvauti arčiau savo automobilio. Matau šitą Camaro, vakar jis parodė, kad moka šaudyti ugnim. Įdomu, kiek kilovatų jisai sudaro šaudant, gal irgi pretendentas į garsiausią išmetimą, nors, sakyčiau, drifterių išmetimas tikrai garsesnis. Eimis, ar turim savininką šito raudono BMW? Nu, einam bandyti laukti pravažiavimo, gal pavyks pravažiuoti. Praveš gal. Sūnus pirms prasineš. Paskiau tėtis.
atsargiai. Nu, kaip tau sėdėti čia? Šiaip nepatogu. Nepatogu? Nosas yra. Tik kai skrisi. Normaliai. Nu kaip? Kaip įspūdžiai? Beleką. Beleką? Gerai, sėdėk, tu man nieko nemaišai. Nemaišau? Ne. Sunkiai. Nepritaikyta tokiem. Tai mano dar sėdynė čia mažytė, blemba. Jau man jinai, blemba, siaura, subiniai, žinai, tai... Nu. Tas jau stambesnis, tai ties, vapšė sakau, nepatogu, bet sako nieko vieną kartą pasėdėti. Vieną sykį, jo. Blet, kaip nepaėm. Taip, lievai. Nepaleidi diržo? Jo, blet, jau gerai. Opa. Kiek mes šito turim? Taip. Jam biški. Gerai. Nespaudžia labai? Ne, Turi viskas būti gerai. įtempta biški. Gerai. Susigal rankščiotų. Opa. Čia taip nespaus gal, ne? Ne, viskas gerai. Šitą tam čia. Taip gali padaryti? Nelabai, ne? Ne. Gerai. Čia rankos nedėk. Nedėt. Tai varau, seku. Davai. Klausykit, dar taktą leidžiu. Nuvarysime. O nepatogu, rūra durė. Durė klubus. Čia telpa. Viduj kas dedasi. Dabiškį turim galios viduj.
Šitiek lipt ant tilto. Ten tai mažiau laiko. Čia. O Jėzus, nueina. Ką? Statoms toks pat ir čia ir ten. O Jėzus, o Jėzus. O, tik kojytės kalbama. Vandeniuką vis tiek pamatėt, kad ir nežvejojam. Juda jisai. Dar noriu parodyti mūsų įdegį šios dienos. O, brangioji mano, ką nudegė. Aš irgi biški.
Veidą labai jaučiu, kad padegęs. Patiko šis video, paspauskit laiką, paprenumeruokit kanalą, jau liežuvis nebesiverčia. Ir parašykit komentarą, ar buvo įdomus toks video. Jei įdomus, tai galėčiau dar kažkur nuvykti, nes mum patiem įdomu. Važiuojam karts nuo karto į tokius renginius. Tai duokit žinoti. Šiam kartui tiek. Iki.